Jeigu buvote patogus, geras žmogus ir staiga jūs pradėjote keistis, nebedaryti to, ko jūs nenorit, nebebijot pasakyti ne ir gal pastebėjot, kad jūsų artima aplinka jumis neigiamai pradėjo reaguoti, visaip manipuliuoja, negražiai kalba, gal kelia net toną, kad tik jūs grįžtumėt atgal, kad tik tais jūs būtumėt vėl patogus ir geras žmogus jiems. Ir jeigu žvelgiant į tai iš instinktyvaus ligmens, tai jie priima tai kaip pažeminimą jų hierarchinio instinkto ligmens. Kad dabar jūs, buvęs vergas, dabar nusprendėte bendrauti su jais iš lygios hierarchinės padėties. Su savo pasakymais, kad ne, nenoriu, nedarysiu. O kaip daugelis yra išmokyti būti gerais ir patogiais. Ir galvoti, kad kuo geresnis ir patogesnis žmogus būsite, bet pabrėšiu, kad kitiems žmonėms, o ne savo, tai manot, tie žmonės tuo geresni bus jums. Deja, realybė kur kas kitokia. Jeigu neapsibrėšite savo ribų ir leisite lipti savo ant galvos, tai ir nuo viršininkų gausite kur kas daugiau užduočių. Arba kokia stipri boba negerbs savo vyro, menkins jį, išnaudos, valysis kojas, arba draugai su paslaugėlių prašymais neatsiknis. Ir paprasčiausiai jūs neturėsit savo gyvenimo. Nebus jame laimės. Kad šis video pasiektų kur kas daugiau žmonių, tai paspauskite širdutę ir pasidalinkite. Dėkoju ir iki.